Niciečiai burtininkai Tukurutis ir Irena kosmonautai pakviesti su savo draugais kosmoso ateiviais dalyvauja vienos moters pagrobimo procese. Nuotykio pradžia. Atėjus vakarui pastarieji ateiviai jau ir nusileidę su savo Eneso katinų sodybos kieme, kviečia abu burtininkus įlipti į vidų ir leistis kelionėn. 2018 m. vasario 8 diena. Pokalbis Eneso fone, katinų sodyba, 2018 m. vasario 8 diena. Sasau kosmoso ateivis pro atvirą Eneso liuką sklindant melsvai šviesai, kalba sintezuotų, aidinčių balsų Tukurutį. Irena. Laikas atėjo. Operacija prasideda. Pagrobimo objektas paruoštas. Lipkite į vidų. Tukurutis pasižiūri į savo stebuklingą lazdelę, tada į kosminį laivą, palauk Sasau. Mes esame burtininkai, Nicių kaimo žemės saugotojai, o ne paprasti grobikai. Ar kosminiai žvaigždėlapiai tiksliai rodo tos moters buvimo vietą? Burtų knyga šiandien rodė keistus ženklus. Irena, pakeisdama savo burtininkės apsiaustą į kosmonauto šalmą, ryžtingai, Tukurutį, nesuabejok dabar. Mes esame burtininkai, pavardę kosmonautai. Magija ir technologijos šiandien veikia išvien. Sasau, ar tavo Eneso nematomas žemės radarams? Ši moteris neturi suprasti, kas vyksta, kol nebus per vėlų. Ateivis Sasau, jo akis sumirksi neoninė šviesa, mūsų laivas naudoja tamsiosios materijos generatorių. Žemės technologijos mūsų nemato. Tačiau mums reikia jūsų Ničių magijos. Jos protas stiprus. Reikės jūsų burtų, kad ją užmigdytume be fizinio smurto. Tukurutis įlipdamas į laivą, aplinkui tvyro keistas elektroninis dūzgimas, gerai, drauge ateivis Sasau. Mano burtai paruošti. Supinsiu miego ir užmaršties rūką iš Ničių slėnio žolelių ir jūsų lazerio spindulių. Ji galvos, kad tai buvo tik sapnas. Irena, prisėsdama kampe, netoli valdymo pulto, puiku. Visi draugai jau viduje. Sasau, kelk laivą aukštyn. 2018 m. vasario 8, o ji bus diena, kai burtininkai ir ateiviai pakeitė šios moters likimą. Skrendam. Eneso durys susidaro su švelniu hidrauliniu garsu, o katinų sodybos kieme lieka tik švytintys pėdsakai sniege.